Antanas Gustaitis. Ir vis niekaip nerasdavo būdą, kaip mums tai va, tą idėją paskleisti. Ir pernai metais mes susipažinom su AMBO eskadrilė ir viskas prasidėjo, kaip tas akmuo riedantis nuo kalno. Din. Ir viską, ką aš dabar galiu daryti, tai va, aš imu telefoną ir kadangi pas mus šiandien yra skrydžio tema, įjungiu skrydžio režimą. Prašom padaryti visus tą patį. Šiandien dirbam skrydžio režimu, o šitam režime geriausiai reikia pakviesti pilotą. Tai, Raimundai, tu visus pristatysi savo, aš vakar pristatėjau savo draugus, o tu pristatėjai savo draugus. Dėkui. Ačiū Gintarui. Pernai, tik nepasakiau, kad Raimundas ir man atrodo, kad visi viską žino. Tai yra iš profesijos kalvis, iš pašaukimo režisierius, o šiaip tai, pasakysiu tiek, lėktuvą pasidarė pats. Tai jau vienu štai. aš mėgstu sakyti, kiekvienas mes kitame matom save. Skrydžio režimą. Tai Gintaras pamatė save. O pernai skrisdami aplink Lietuvą, mes kiekvienais metais skrendam, pristatys vyrai plačiau apie tai, nusileidom Dariškėse ir vedėjas pasakė, kad reikia programą muzikinę kažkaip sukurti. Nu ir ką mes, aš tiesą, kai skrendu, visada skraidinuosi harmonikų. Mano priekiniai sėdiniai sėdi harmonika. Iki to laiko, kol mylimo nepasakys, aš irgi noriu skristi, tada aš jau patrauksiu harmoniką. Kol taip nepasakė, tai skraidinuosi harmoniką. Ir nuskridę ten, žodžiu, Dariškėse, sako, reikia muzikinės programos, Lakūnėmis vis tiek kažkaip tai aviacinė šventė. Ir mes per 10 minučių susiradom tą, ką turėjom iš savęs, ten, kas ten dainuoja, kas nedainuoja. Aš irgi nesu nei muzikantas, nei dainininkas, tik va, mėgėjas ir kai prie tokių žmonių prilimti, tai pats gal panašiai. Ir mes pagrojom tenai, tai Dariškėse ant scenos. Ir Rimtautas atsiskraidino, šiandien irgi pristatys iš Airijos draugą, Polą, labai įdomus žmogelis. Tai galim sakyti perlas šitos šventės. Ir Polas pagrojo akordeonu, šiandien jisai irgi gros. Ir po to žiūrim, Sadūnai groja Dariškėse. Kaip čia įdomu. Žiūriu, Gintaras matytas, man tai prie jo prieiti irgi negali bet kas. Nu, vis tiek. Kaip čia man prieiti, sakau, Gintarai, labas, noriu parodysiu lėktuvų. Gal sakau, per tai aš tai. Nu, ir sakau, čia lėktuvas, aha. Ir pabendravom su juo ir nuo to, čia buvo pirmas lašas, iki dabar. Tas gražus stebuklas įvyko ir nu, šiandien kažką tai irgi 10 minučių parepetavom, kažką bandysim pagroti. Taip, o pradžiai, kad būtų aiškiau, gal pristatysim AMBO eskadrilę patį Gustaitį, kuris įkūrė AMBO eskadrilę ir toliau nekalbėti, Rimtautas labai nori kalbėti. Mūsų vadas, ši dabartinės veikiančios AMBO eskadrilės yra Rimtautas. Jam dėl šitą renginę jisai paliko savo visus mašinas remontuotinas, jis dirba, kad remontuotas profesionalas. Moka labai gerai remontuoti, man lėktuvų varikliai, kaip tas užgesa, padėjo suremontuoti ir paliko savo rūpesčius darbus, atvažiavo vien dėl šitą renginį iš Airijos su šeima ir Polas su akordeonu. Tai rimtu, tai tau pusę valandos neįkė. Sveiki visi, labai malonu susirinkus visus sveikinu čia šitam koncertą. Noriu pristatyti mūsų eskadrilę, kuris iš tikrųjų yra sukurta Arvydo Šabrinsko, ne Antano Gustaičio, o Arvydo Šabrinsko šviesaus atminimo žmogaus, kuris troško
bendradarbiauti. Ir jisai, būdamas išdidus ir tikras Lietuvos patriotas, jis atsisakė. Ir už tai jisai buvo sušaudytas. Tai Arvydas Šabrinskas, jisai buvo entuziastas ir jisai troško atgaivinti visas 8 ambos kadrilės, tiksliau Antano Gustaičio sukurtas konstrukcijas. Deja, jam užteko laiko tik padaryti antrąją ir jisai sugebėjo sukurti šią nuostabią žmonių grupę, suburti mus visus ir mes šiandieną, kiek metų čia yra, subėgom iš visos Lietuvos ir ne tik eskadrilė iš tikrųjų vienyje žmonės visoje Europoje. Turim svečią iš Airijos, jo vardas yra Paul Findlay, jam yra 87 metai, žmogus aviatorius. Kaip ir Antanas Gustaitis irgi buvo ir konstruktorius, aviatorius, muzikantas. Jisai prie mūsų eskadrilės pritapo. Turim vieną svečią, kuris neatvyko dėja, bet jisai iš Latvijos žmogus, irgi konstruktorius, jisai labai gailisi ir stebi mus nuotoliniu būdu, bet visus matydamas čionai. Tai va. Tai tiesiog manyčiau, kad metas būti pirmiem muzikiniam kūriniam. Dar apie eskadrilės veiklą. Tai eskadrilės veikla bus po to. Dabar jūs pagrokit, tai parodykit, ką jūs sugebat, pradėkit. Tada mes pratęsim toliau gal biškį istorijos. Jeigu tau patiks, tai dabar. Pratęsim. Ten, kur šlama pakelės beržynai, kur vingiuoja Nemuno vaga, ten ir mūsų mylima tėvynė. Ten per amžius buvo Lietuva. Užaugęs niekad negalvoju.
pagal tą Antano Gustaičio devizą, kuris sakė, kad Antanas nori būti ore, kad mes galėtume pasakyti, aš noriu būti ore ir aš galėčiau būti ore. Tai va, tai aš labai norėčiau, kad Valdas dabar irgi mums pristatytų patį Antaną Gustaitį, jo nuopelnus Lietuvai, kaip buvo 25 metais pakeltas pirmas Ambo lėktuvas ir kaip visa ta istorija tęsiasi, kaip šlovingai apskridom apie Europą tais laikais. Ir tai buvo vienas iš tiksliausių skrydžių be gedimų, kurie tikrai įrodė, kad lietuviai moka konstruoti lėktuvus ir tą tradiciją tęsim ir dabar. Viskas pasakyta. Noriu pasidžiaugti, kad turime įkvėpimą, ką Gintautas pasakoja, to laikotarpio, kuriame Antanas Gustaitis gyveno ir paliko mums didelį palikimą, uniformom pradedant. Tuo metu bandėm atkurti dvasią, gal kaip atrodė tos uniformos, to laikmečio. Taip pat iškilų žmogų Antaną Gustaitį. Gimė jis 893 metais. Jaroslavlėje baigė licėjų, mokėsi imperatorius Aleksandro antrojo institute inžinierijos, technikos, aviacijos Rusijoje institute ir 16 metais grįžta į Lietuvą. Įsijungė į besikuriančios Lietuvos gretas kariuomenės ir pabaigė aviacijos mokyklą ir tampa inžinierius leitenanto laipsniu, baigė inžinierijos mokyklą ir prasideda, tiesa, 22 metais dalyvauja 20 metais kovose su Lenkais, nes mes turėjom kaimynus ne visada draugiškus, buvo ir sužeistas, turėjo avariją, bet išliko gyvas ir prasideda didelis toks pakilimas, ne pakilimas, bet 25 metais, su datom ne visada gerai būna, kaip neprimeluočiau. 23 metais tarnauja pirmoje eskadrilėje, 22 metais tampa Lietuvos šachmatų čempionu. Dėl ko šitas įdomus faktas irgi rodo žmogaus erudiciją. Ir meno srityje, kaip žinoma, ir muzikavo, ir šachmatai žaidė, ir konstruktorių tuo metu, tų iškilių žmonių, kurie gebėjo kaip inteligentai vesti kitus, buvo nedaug to laikmečio. Antano Gustaičio asmenybė ir buvo toksai kaip greičiais, paskui kurį buvo lengva sekti kitiems. 28-24 metais yra toks laikotarpis, kai jis tampa karo aviacijos vadu ir dirbti konstruktorius. 25 metais pakėlė pirmą savo kūrinį Ambo 1. Ten yra paveiksliukas, kaip atrodė jaunas Antanas Gustaitis ir gražus jo lėktuvėlis. Jis irgi buvo įkvėptas Botkevičiaus. Pirmas naikintuvas Lietuvoje
karo dirbtuvių vadu, pastato Ambo pirmą savo lėktuvėlį. Nuo 25 iki 28 jam siunčiamas į Prancūziją aukštoje aviacijos mokykloje tobulinasi. Ir va tada nuo 25 metų iki 24 praktiškai šitas etapas grįžus jam yra pats vaisingiausias ir pastatomas Ambo 4. Tikriausiai apie Ambo 4 tai jau visi žino, nes tai buvo tikrai mūsų aviacijos pasididžiavimas ir pagrindinis lėktuvas. Jis buvo statomas serijomis ir dar per tą laikotarpį nuo 28 iki 34 metų vyksta dar eilė modelių, ne modelių, o konstrukcijų. Ir Ambo 3 serijų būdų buvo gamintas, tas pats Ambo 4 modifikuotas į 4.1 lėktuvą, ir mokomųjų Ambo 5, 5.1, Ambo 6, kurie galbūt istoriškai mažiau įstrigę, bet labai gražios tobulos konstrukcijos. Būdamas aviacijos karo vadu paskirtu, organizuoja skrydį apie Europą. Būtent su 4.1 lėktuvais, kurie kaip vėliava, tai yra niekam nežinomos mažos šalelės atstovai, kurie nieko neturėjo iki tol tokio palikimo aviacinio, sugeba apskristi 10 Europos valstybių, 10 000 kilometrų su orlaiviais pačių pasigamintais, kurių charakteristikos tai tam laikmečiui tai dienai konkuravo tik su vokiečiais ir prancūzais. Jie buvo pati moderniausia technologijos panaudotas. Jis parodė, kad ir visas skrydis tas ilgas, be jokių gedimų, be jokių nesusipratimų įvyko. Buvo sušimta kiekvienoje sostinėje su didelė pagarba mūsų eskadrilė, su aukščiausiuose lygiuose. Ir tas akibrokštas, kaip paminėjo Rimtautas, Maskvoje paskutinis taškas buvo tarp kitko. Ir šitas, matyt, labai buvo sudisonavo. Dar tiesa, po šito skrydžio dar grįžęs po skrydžio buvo bandyta konstrukcijų tema, būtent ginkluotės tema bendrauti su rusais, bet nevaisingai. Ir 30 metais prasideda juodasis laikotarpis, kai mūsų šalį okupuoja kaimyninė Rusija valstybė ir visa mūsų palikimas yra naikinamas. Ir naikinamas ta aviacija buvo tyliai, galbūt, kad nesukelt bandų, bet labai apsukriai galbūt, tai tarkim, kaip vienas iš pasityčiojimo bruožų, tai buvo pats Antanas Gustaitis, paskirtas aviacijos likvidacijos komisijos pirmininku. Rodo, ant kiek nežinau, kaip net įvardymas. Ne kaip nepagarba, bet kaip paniekinimas. Ir to sunkmečio 41 metais 40 metais jis atleistas iš
atsiminti tą laikmetį, nes per visą tą laikotarpį mes minėjom viską, nu, nenumenkinant Vitalijos ir Girėno skrydį ir per daug kitų dalykų, bet visada kažkodėl tai niekad neminėdavom Antano Gustaičio. Tai va šitas Arvydo polėkis tai atvedė naują etapą atsiminti savo iškilę istoriją. Ir mes visą pasarvom, tengiamės ir šiandien ją puoselėti tiek surinkom, tiek mokom. Dar labai daug galėtum pasakot, mūsų laikas ribotas. Tai gal tik priminsiu, šitie vyrai, jie vadinasi laimingų romansų kelias. Sutrumpintais. LRT. Taip, sutapo čia. Netyčia, tikrai. Specialiai. Taip, o dėl ko dabar laimingų? Dėl to, kad mes dainuojam vien tik tas, kas laiminga, gal kad patys būtum laimingi. Tai jau nelaimingų jau atsidainavom, gerą nesigauna. O laimingi, manau, visada geriau negu nelaimingi. Tai dar vienas kūrinys apie partizanus, kaip pasakoja Valdas
organizatoriai susirinkdavo savo ratelėje, tai tada viens kitą pašpilkuodavo ir už tai tada atsirado tas antras pavadinimas Antanas nori būti ore. Tai Antano Gustaičio žmona yra pirma Lietuvos moteris, kuri sklandytuvu pakilo į orą. Tai buvo 1931 metais. O lygiai prieš 90 metų, 1935 metais, mano močiutė Kazė Šalavėjūtė įvykdė pirma Lietuvos moteris C klasės pilotės, tapo C klasės pilotės sklandytoja, nes Nidos sklandymo mokykloje. Jinai 3 metus mokėsi, 33, 34 ir 35 metais. Ir kiekvienais metais būdavo praeina mokymai A klasės pilotė, B klasės pilotė ir tada C klasės pilotė. Tai čia buvo aukščiausia sklandytojos pilotės kategorija. Tai va šią dainą mes dabar skirsime mano močiutei. Thank
labai džiaugiuosi, Raimundas labai gražiai groja, visa kapela labai gražiai groja. Ir aš kaip sakiau, iš tikrųjų Ambos kadrilė, šiuolaikinė Ambos kadrilė vienyje aviatorius, ne tik tai Lietuvos aviatorius, bet ir kitų šalių užsienio aviatorius. Tai va, aš dabar noriu pristatyti žmogų atvykusi su mumis kartu iš Airijos, jo vardas Paul Finley. Jam yra 87 metai. Žmogus turi nepaprastai gerą energiją, turi nepaprastai šviesią atmintį ir jisai skraido po šiai dienai savo lėktuvų, turi savo privatų lėktuvėlį. Praeitais metais jisai įstojo į mūsų eskadrilę ir mes turime tokius lėktukus ir jisai sako, jisai rodo, kai rodo kažkam savo demonstruoja lėktuvą, jisai pirmiausia pademonstruoja šitą lipduką ant jo lėktuvo, sako, va čia yra svarbiausia detalė šito lėktuvo. Tai jisai labai didžiuojasi, būdamas mūsų eskadrilės narių, jisai nori atlikti vieną kūrinį, kuris bus... Taip, tas kūrinys biškį perfrazuotas. Taip, jisai sutampa su to, kad jų padėkai, kad tas skrido iš Airijos, mes jį perfrazuojam, pavadinom My Boeing 777. O iš tikrųjų That blows